šitą šventę, labai gražią dieną, kur atrodo jau taip sunkiai laukiam tos vasaros šiais metais, taip sunkiai laukiam tos vasaros, nu ir pagaliau, bet jau mūsų brangios šventės proga Dievas nusprendė nusišypsoti. Tai, žinot, turi Lietuva tų gimtadienių daug, atrodytų, ir kažkas sakytų, kad gal labai gerai, bet matyt, kad tas labiausiai rodo, kad mūsų istorija buvo be galo sudėtinga ir turbūt šita šventė, Liepos 6, yra ta diena, kai mes ne kažkaip turėjome ištraukti save iš svetimų nagų, kas atsitiko ir vasario 16, ir kovo 11, kai mes turėjome iš okupantų nagų save ištraukti, sukurti vėl praktiškai nuo nulio iš naujo ir tapti valstybę, o čia ta diena, kada mes sakome, kad tai yra mūsų valstybės pradžios diena, mūsų vienintelio pirmojo ir paskutinio karaliaus karūnavimo diena. Nuo mūsų visų priklauso, kokia ta valstybė bus ir kokia ji bus gera tiem žmonėm, kurie čia gyvena. Nuo antakalniečių sveikinu su nauju seniūnu. Algis buvo mano kaimynas Seime 16-20 metais. Labai geras kaimynas, labai stropus. Manau, kad bus labai geras seniūnas ir linkiu Antakalniui taip pat kuo didžiausios sėkmės. Algiui linkiu kuo didžiausios sėkmės, matau, kad jau bendruomeniai kaip savas. Tai su švente ir laukiam muzikos kaip visą laiką ir kino. Tai ačiū labai, kad viską jūs čia pasižiūrėjote.